Sveiki, esu Solveiga Skunčikienė ir šiandien jums pristatysiu vieną iš analitinių priemonių, kuria yra skirta savivaldybių tęstinių išlaidų analizei, siekiant efektyviau ir optimaliau panaudoti lėšas, gerinant gyvenimo kokybę savivaldybėse. Norint naudotis šituo analitiniu įrankiu, visų pirma, jį reikia jums surasti internetinėje svetainėje lietuvosfinansai.lt ir susirasti skiltį išlaidos. Savivaldybių išlaidų atotrūkiai buvo apskaičiuoti analizuojant savivaldybių duomenis nuo 2015 metų, vertinant švietimo, socialinės apsaugos, sporto ir kultūros, būsto ir komunalinio ūkio bei aplinkos apsaugos, ekonomikos ir bendrojo administravimo funkcijų tęstines išlaidas, kurios sudaro daugiau nei 80%. Taip pat analizės metu buvo vertinamos tik tęstinės išlaidos, iš kurių buvo atskaičiuotos materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos bei finansinio turto padidėjimo išlaidos, kurios sudaro pakankamai nedidelę biudžeto dalį. Taip pat nebuvo vertinamos ir nemodeliuotos išlaidos gynybos, viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos bei sveikatos apsaugos funkcijoms, kurioms taip pat tenka santykinai nedidelė biudžeto išlaidų dalis. Pradedant analizuoti šitą modulį, reikėtų suprasti, kaip buvo atliktas skaičiavimas. Vertinamoms savivaldybių funkcijoms buvo sudaryti ekonometriniai modeliai, kurių pagrindų buvo nustatyti modeliuojamų išlaidų atotrūkiai. Daugiau apie vertinimo metodiką, kaip buvo sudaryti ekonometriniai modeliai, galima atrasti štai čia. Ir čia matote, tai yra aprašyta visa metodika, kokie duomenų šaltiniai buvo naudoti, kaip buvo atliktas pats analizės procesas, taip pat yra aprašyta ir rezultatų interpretacija. Reikėtų atkreipti dėmesį į pagrindines savokas. Kuo skiriasi faktinės nuo modeliuojamų išlaidų? Faktinės išlaidos tai yra savivaldybių faktiškai patirtos išlaidos funkcijų vykdymui. Modeliuojamos išlaidos buvo apskaičiuojamos sudarant ekonometrinius modelius, į kuriuos buvo įtraukiami funkcijas atspindintys rodikliai. Skirtumas tarp faktinių išlaidų ir modeliuojamų išlaidų, jis yra suprantamas kaip išlaidų atotrūkis. Išlaidų atotrūkis gali būti teigiamas, kuris parodo, kad savivaldybės faktinės išlaidos yra mažesnės už modeliuojamas, vadinasi, sudaro išlaidų trūkumas ir kai savivaldybė išleidžia mažiau, nei turėtų pagal modelį. Ir neigiamas, kai savivaldybės faktinės išlaidos yra didesnės už modeliuojamas, vadinasi, sudaro išlaidų perviršis, kai savivaldybė išleidžia daugiau, nei turėtų pagal modelį. Ir atotrūkis artimas nuliui, tai rodo, kad faktinės ir modeliuojamos išlaidos yra lygios ir subalansuotos pagal savivaldybės modeliuojamą poreikį funkcijos vykdymui. Naudojantis sukurtų analitinių įrankių, reikėtų pabrėžti, kuo jis yra naudingas. Pagrindinė nauda yra ta, kad galima įvertinti, ar ir kiek nuo 2015 metų konkrečioms funkcijoms savivaldybėje išleidžiama daugiau ar mažiau, lyginant faktinės ir modeliuojamas išlaidas bendrai, galima lyginti savivaldybę pagal atskiras klasterio savivaldybės, na ir atsižvelgiant į gautus rezultatus, galima siekti efektyvesnio finansinių išteklių panaudojimo, teikiant viešasias paslaugas. Puslapyje mes matome bendrą informaciją apie faktinės ir modeliuojamas išlaidas ir mes matome, kad štai modeliuojamos išlaidos ir faktinės išlaidos turi tendenciją augti. Kada faktinės savivaldybių išlaidos yra didesnės nei modeliuojamos, jos turi tendenciją nuo 16 metų iki 21 metų augti ir tik sumažėja 20 metais. Kuo svarbu šitie yra rezultatai? Matant šitos rezultatus, reikėtų juos įvertinti, kuomet yra planuojami finansiniai ištekliai savivaldybėms ir savivaldybių funkcijų vykdymui. Toliau mes galime matyti informaciją ir duomenis, kaip pasiskirsto išlaidų atotrūkius pagal atskirus savivaldybių klasterius. Ir šita informacija yra pateikta nuo 15 metų iki 21 metų. Ir mes matome, kad 21 metais visų klasterių savivaldybės išleido daugiau
faktiškai, nei buvo modeliuojamos išlaidos. Slenkant žemyn, mes matome, koks buvo išlaidų atotrūkis 21 metais pagal atskiras analizuotas savivaldybių funkcijas. Ir čia mes matome, kad didžiausias išteklių perviršis yra būtent komunalinio būsto ir aplinkosaugos funkcijai. Kiek mažesnis išlaidų atotrūkis, neigiamas atotrūkis, mes matome yra socialinėms paslaugoms, toliau mes matome socialinėms išmokoms, švietimui, ekonomikai, poilsiui, kultūrai ir religijai, ir mažiausias atotrūkis neigiamas yra bendroms valstybės paslaugoms. Toliau mes matome informaciją, kur yra pateikta apie išlaidų atotrūkius, kurie tenka vienam savivaldybės gyventojui. Ir čia mes galime matyti atskirais metais, kuriuose savivaldybėse buvo didžiausias išlaidų teigiamas atotrūkis. Ir čia mes matome, kad didžiausias teigiamas išlaidų atotrūkis yra fiksuojamas Rietavos savivaldybėje. Ir čia atsistoję su kursoriumi ant pačios diagramos, mes tą informaciją ir matome, kad Rietavos savivaldybėje išlaidų atotrūkis, teigiamas išlaidų atotrūkis yra 263 eurai. Vadinasi, pagal tai, kiek galėtų savivaldybė išleisti vykdomoms savo funkcijoms, savivaldybė išleidžia mažiau. Vadinasi, faktinės išlaidos yra mažesnės nei modeliuojamos. Kitame grafike mes matome, kur yra didžiausias išlaidų perviršis, lyginant faktinės ir modeliuojamas išlaidas. Ir čia mes matome, kad vienam gyventojui didžiausias neigiamas išlaidų atotrūkis yra fiksuojamas Neringos savivaldybėje. Tai yra 501 euras. Toliau rikiuojasi Palangos miesto savivaldybė, Vilniaus miesto savivaldybė, Rokiškio rajono savivaldybė ir Trakų rajono savivaldybėje. Žemiau mes matome, kaip savivaldybės pagal išlaidų atotrūkį yra išsidėstę žemėlapyje. Ir jeigu mus domina konkreti savivaldybė, tarkime, mus domina Plungės rajono savivaldybė, tai mes atsistoję ant Plungės rajono savivaldybės teritorijos ir matome, kad Plungės rajono savivaldybėje 21 metais išlaidų atotrūkis yra teigiamas, tai yra 23 eurai vienam gyventojui, vadinasi, savivaldybė galėtų išleisti daugiau, nei ji išleidžia šiuo metu. Vadinasi, faktinės išlaidos yra mažesnės nei modeliuojamos. Ir jeigu mes eitume dar žemiau į puslapio apačią, mes matytume, kaip visos 60 savivaldybių yra išsirikiavę nuo didžiausio teigiamo išlaidų atotrūkio, kur faktinės išlaidos yra mažesnės nei modeliuojamos išlaidos, ten, kur siekia arba artimos yra nuliui reikšmė, tai čia mes matome, tai yra Švenčionių rajono savivaldybė, 8 eurai. Ir toliau mes, jeigu patemptumėm šitą liniuotę į dešinę pusę, mes matytumėm, kad tikrai didžiausias neigiamas išlaidų atotrūkis, kur faktinės išlaidos yra didesnės nei modeliuojamos, tai yra Neringos savivaldybė, toliau Palangos, Vilniaus ir kitos savivaldybės. Sukurta priemonė leidžia pažiūrėti į analizės rezultatus keliais pjūviais. Mes galime pasirinkti metus, atskirus metus, tai yra nuo 15 metų iki 21 metų, šiuo atveju yra parinkti 21 metai. Toliau mes galime pasirinkti atskirą savivaldybę, mus dominančią, iš visų savivaldybių, iš viso sąrašo. Galime pasirinkti savivaldybės tipą, tai yra sukurtus klasterius, tai yra didžiųjų miestų, kaimiškos savivaldybės, kitos ir kurortinės savivaldybės ir pagal atskirą išlaidų sritį arba funkciją. Na ir pabandykime pasižiūrėti, tarkim, pasirenkame 21 metus, savivaldybė tegul būna, tarkime, Akmenės rajono savivaldybė ir toliau mes matome visą bendrą informaciją apie tai, kasgi vyksta Akmenės rajono savivaldybėje. Ir mes matome, kad nuo 15 metų iki 18 metų praktiškai atotrūkio tarp modeliuojamų ir faktinių išlaidų nėra. Ir tik nuo 20 iki 21 metų atsiranda, kad modeliuojamos išlaidos yra didesnės nei faktinės išlaidos. Ir čia šitame grafike mes matome, kokio dydžio atotrūkis yra. Reiškia, nuo 16 metų iki 18 metų mes matome, kad savivaldybėje yra išleidžiama daugiau,
nei pagal modeliuojamus rezultatus. Bet nuo 19 metų mes jau matome, kad savivaldybės faktinės išlaidos yra mažesnės nei rodo modeliavimo rezultatai. Toliau mes matome tą patį rezultatą, tos pačius duomenis štai čia, šitoje diagramoje ir keliaujame link informacijos, kada yra pateikta informacija pagal atskiras savivaldybės funkcijas. Ir čia mes matome, kad komunaliniam būstui ir aplinkosaugai yra išlaidų atotrūkis neigiamas, vadinasi, savivaldybė išleidžia daugiau nei turėtų ir tokia pat situacija su socialinėmis išmokomis. O štai žiūrint į bendras valstybės paslaugas, ekonomiką, ypatingai socialinės paslaugas, mes matome, kad yra teigiamas išlaidų atotrūkis, vadinasi, mes matome, kad savivaldybė galėtų išleisti daugiau. Taip pat mes galime matyti, koks išlaidų atotrūkis yra tenkantis vienam savivaldybės gyventojui. Štai čia Akmenės rajono. Ir toliau keliaujame ir vėlgi mes matome tą patį žemėlapį. Taip pat mes galime pasirinkti, palyginti savivaldybę tarp panašių savivaldybių, tai yra tarp klasterio savivaldybių. Na ir mes visų pirma pasirinkime savivaldybės tipą, pasirinkime, tarkime, didžiųjų miestų klasterį ir štai čia pasižymėkime visas didžiųjų miestų savivaldybės. Tai yra Alytaus, Kauno miesto, Klaipėdos miesto, Panevėžio miesto, Šiaulių miesto, Vilniaus miesto. Na ir mes matome visų šitų savivaldybių bendrai, kokios yra faktinės ir modeliuojamos išlaidos, koks yra atotrūkis viso klasterio savivaldybių ir mes tikrai matome, kad yra neigiamas rezultatas, vadinasi, savivaldybės išleidžia daugiau nei turėtų išleisti pagal modelį. Mes matome dinamiką atskirus metus, vadinasi, nuo 15-21 metų ir mes matome, kokie yra atotrūkiai pagal atskiras vykdomas funkcijas. Ir čia mes matome, kaip ir anksčiau jau minėjau, kad yra neigiamas išlaidų atotrūkis, kad savivaldybės išleidžia daugiau nei turėtų pagal modeliuojamą rezultatą. Ir štai čia mes galime palyginti, o kokia yra situacija tarp panašių savivaldybių ir kada išlaidų atotrūkis tenka vienam gyventojui. Tai mes matome vėlgi tokią skirtingą situaciją ir mes matome, kad Alytaus miesto savivaldybėje yra teigiamas išlaidų atotrūkis, vadinasi, savivaldybė išleidžia mažiau nei turėtų pagal modeliuojamas išlaidas ir tokia pat situacija yra Klaipėdos miesto ir Panevėžio miesto savivaldybėse, o jau kitokia situacija yra Kauno miesto savivaldybė. Čia jau mes matome neigiamą išlaidų atotrūkį ir Šiaulių miesto savivaldybė tokia pat situacija. Ir toliau mes galime pasižiūrėti, kur yra didžiausias išlaidų perviršis. Tai čia mes matome, kad Vilniaus miesto savivaldybėje yra išleidžiama daugiau nei, faktiškai daugiau nei turėtų būti išleidžiama pagal modeliuojamus rezultatus. Ir čia yra pateiktas žemėlapis, kur galima vėlgi pasižiūrėti, kur kitos savivaldybės yra išsidėstę. Ir čia mes matome dar ir kitaip vizualizuotus duomenis, kur vėlgi galime savo savivaldybę pasilyginti su kitomis panašiomis savivaldybėmis ir pagalvoti, o kodėl yra tokia situacija mūsų savivaldybėje ir ką reikėtų keisti, kaip reikėtų perskirstyti finansinius išteklius, kad būtų finansuojama daugiau ten, kur yra didesnis poreikis ir galbūt mažiau finansų skirti ten, kur galbūt reikėtų mažiau skirti. Nes reikėtų dar irgi paminėti, kad ekonominiai modeliai buvo sudaryti taip, kad atrinkti tokie rodikliai, kurie geriausiai atspindi modeliuojamos funkcijos išlaidas. Ir kaip pavyzdį galiu pateikti, tarkime, ir daugiau informacijos apie tai, kokie rodikliai buvo parinkti, galima rasti čia. Ir tarkim, kaip pavyzdį galėčiau pristatyti švietimo funkciją. Kokie rodikliai buvo atrinkti, sudarant ekonometrinį modelį, kuomet buvo modeliuojamos švietimo išlaidos. Tai žinoma, kad čia buvo atrinkti geriausiai funkciją atspindintys rodikliai, tai tarkime mokinių skaičius bendrojo lavinimo įstaigose, vaikų skaičius iki mokyklinio lavinimo įstaigose, bendras visose ugdymo įstaigose dirbančių mokytojų ir pedagogų skaičiui, toliau mokymui naudojamas įstaigų plotas ir kiti bendra ekonomikos
kontekstą ir augimą atspindintis rodikliai. Tai tiek būtų trumpai apie išlaidų atotrūkių vertinimą ir jo rezultatus ir tikimės, kad šita analizė jums bus naudinga ir pasitarnaus skirstant efektyviau viešuosius išteklius. Ačiū.